Mityba ir apranga. Besiruošiant maratonui svarbu padėti sau, nesugadinkite visko pritrynusių batų ar nuo maisto apsunkusių kūnų. Tam, kad organizmas neiškrėstų netikėtumų, būtina pasirūpinti mitybą bei patogią sportinę ekipuotę, avalynę bei aprangą. Prieš maratoną ypač svarbu kaupti angliavandenius. Tam taikomos įvairios metodikos, nuo dietos iki specialių treniruočių. Svarbiausia neperlenkti lazdos, kad per didelis angliavandenių kiekis nepradėtų virsti riebalais, tai yra nereikalingų viršsvorių. Tik paskutinės kelias dienas prieš maratoną rekomenduojama gerokai nei paprastai padidinti angliavandenių kiekį, suvalgyti 500 gramų grynų angliavandenių. Beje, svarbu prisiminti, jog paskutinę dieną prieš maratoną nevalia persivalgyti. Pavakarieniaukite apie 18 val. Valgykite neriebų lengvai virškinamą maistą. Varžybų dieną rinkitės lengvus pusryčius, saują košės ar avižų dribsnius. Nenaudokite cukraus, nes jis išnaudoja didelį energijos kiekį. Gliukozę ar energetinius batonėlius reikėtų naudoti tik varžybų metu. Nepiknaudžiaukite kava ar arbata, nes gali tekti naudotis tualetu varžybų metu. Tiek ruošiantis maratonui, tiek ir bėgiojant laisvalaikiui svarbu pasirūpinkite aprangą. Svarbiausia jos detalė – tinkami bateliai. Jie turi būti patogus, nesunešioti, tačiau ir nenauji. Jei ketinate maratono dieną pasipuošti naują avalynę, prieš tai ją prabėgioti bent keliasdešimt kilometrų. Batelius reikia pasirinkti pagal pėdos formą, svorį. Daugiau sveriantiems bėgikams rekomenduojama rinktis labiau amortizuojančią avalynę. Tas pats galioja ir patyrusiems. Jų pėda stipri ir labiau sugeria kojos smūgį. Todėl reikėtų bėgti su specialiai maratonui skirtais bateliais. Kojines reikėtų rinktis iš mišraus audinio, nes medvilnė sušlampa ir gali nutrinti. Taip pat galima rinktis kompresinės kojines, kurios gerina blauzdų kraujo apytaką. Tai itin svarbu bėgant maratone. Beje, prieš bėgant kojas derėtų patepti vazelinu.